Jisai skirtas programavimo entuziastams. Vien tik programavimo neužtenka mokėti, reikia pasukti galvą. Baigiamasis daktaro Juozo Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas. Smagu matyti tokius įdomius moksleivių darbus ir idėjas, kurias jie sugeba puikiai gyvendinti. Ten, kur buvo VR akiniai, atrodė labai įdomiai. Aš manau, kad tokio tipo renginiai labai svarbus moksleiviams ir jų reikėtų kuo daugiau. Čia vyksta InfoShow Lamparty. Šiemet, kaip ir pernai metais, mušėm rekordą. Daugiausiai internautų vienoje vietoje. Čia yra žaidimų kultūros festivalis Game-On. KTU yra Lietuvos žaidimų kaip lopšys pradininkas. Čia vyksta Game-On renginio metu dirbtuvėlės, KTU dirbtuvėlės. Dabar konferencija yra ženkliai ūgtelėjus, pasikeitus, tai yra smagu. Tai yra smagu, labai daug naujų žmonių, naujų idėjų, tada tu pamatai, tu negyveni savo tose sultyse, tu matai, kas yra daugiau pasaulyje. Priklauso nuo mokslinio užsispyrimo. Atranka straipsniams iš tiesų yra nemaža. Visos išmanios Lietuvos žvaigždė, tai yra robotuko Nao, su kuriuo įsiamžino ir turėjo galimybę pabendrauti mūsų Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Įdėjom ir žaidybinimo elementų, tai duodam lankytojams nusileisti ant elektronikos rūmų.